laba dar kartelį, ilgai netrukus mes jau esame, kaip ir žadėjai. Plungėje. Turi fainą instaliaciją su Plungės pavadinimu. Man tie pavadinimai miestų visada labai patinka, aš juos visada pafilmuoju. Ir ką turi nuostabaus, tai turi žiauriai fainą pakrantę. Čia yra Oginskio viešbutis, kuriame mes apsistosim šiai nakčiai. O ten yra Oginskių parkas, kurį tikrai aplankys. Mano video apie Plungę prasidės ne šitoj vietoj. Šita vieta bus jau į pabaigą. Mes esam šiuo metu Oginskio dvaro komplekse. Šis nuostabus dvaras mums pasakos istoriją apie karštą Oginskio būdą, apie dvi žmonas, apie nesantuokinius vaikus, meilę, romantiką ir ginčus. Sužinosit apie dvi Mykolo Oginskio žmonas, kuri viena iš jų buvo pati gražiausia aristokratė Europoje. Grožis vis atlyginimas, stipraus charakterio, todėl sužinosit, kiek intrigų ši moteris privirė šitam dvare. Pasilikite iki galo, garantuoju, patiks jums. Ir kadangi mes atvažiavom į Plungę ir Plungės rajoną 2 dienom, tai turim laiko prisėsti nuostabioj Oginskio viešbučio kaviniai su ta gražia krantinė. Vaizdas nuostabiai gražus. Reikia patikrinti, ar skonis toks pat geras kaip ir vaizdas. Nes akiai pasimaitinti tikrai bus iš ko. Pažiūrėsim, kaip su pilvu. Mano vyras jau ieškosi staliuko, bet tikrai, čia pasėdėti tai yra vau. Einam, pasėdėkim nors pusvalanduką. Kad ir aš čia buvau, kad ir aš čia dalyvavau, mačiau. Tai apžiūrim, kuo maitina šitas restoranas. Va, kad jeigu atvažiuosit, kada žinotumėt, kokių skanumynų čia galit rasti. Aš pasiėmiau jautienos tartarą, o mano vyras pasiėmė salotas su krevetėm. Nes mes norim tik tai užkasti. Nesam alkani. Užkasim. Kodėl juokiesi? Gailė norėjo nealkani? Ne, aš iš tikrųjų tai labai, biški alkana esu. Bet aš tam turiu tikslą, kodėl aš alkana ir kodėl pasiėmiau tiek nedaug. Bet tam nereikia išduoti visko, kodėl tu išduoti. Aš turiu tikslą. Siekiu jo, palaikykit už mane kumščius, špygas ar dar kažką, kad aš jau pasiekčiau. Ką? Šią naktelę mes praleisim pačiam Oginskio viešbutyje. Aš kai žiūrėjau bookingą, tai jis man žiauriai patiko ir sakiau, niekur kitur nenoriu nakvoti, kaip tik šitam viešbutyje. Keliaujam apsižiūrėti. Pažiūrėkit, kokio grožio yra vien jau vestibiulis. Labai man čia patinka. Ir sakau, kai aš pamačiau, apsižiūrėjau bookingę, ką galima Plungėje rasti, tai man net nekilo minčių, kur aš noriu gyventi. Ką kylam į mano kambarį, pasižiūrėti, kaip viskas ten. Sakau, kylam, spaudžiu žemyn, iš tikrųjų viršui 3 aukšte mūsų kambarys. Ir pasivaikštom koridoriais. Pažiūrėkit, kokia prabanga. Tikrai rekomenduoju bent vienai nakčiai atvažiuoti čia, pernakvoti ir apžiūrėti Plungę. Ir kaip visada, kambario apžvalga. Kambarys be galo gražus. Labai gražus. Bet desertui parodysiu ant pačio galo, ką šitas kambarys turi. Labai turi gražią vonę. Labai fainas. Va. Ir einam pažiūrėti desertą. O desertas štai čia šito kambario. Pažiūrėkit. Turi mini balkonėlį su tokiu vaizdu.
nerealiai. Pažiūrėkit, antys kaip. Pats viešbutis labai gražus, kambarys labai gražus ir vaizdas fantastinis. O čia šonikiai po to stogu tai yra ta terasa vasaros, kur dabar ir mes esam prisėdę. Pažiūrėkit, kokio grožio viešbutis. Tiesiog vau, aš kai pamačiau, kad Plungė turi tokį viešbutį, tai net negalvojau rinktis kitą. Nes mėgstu aš gyventi gražiai. Neatims iš mane šito. Ir dabar išeisim per kitą pusę. Parodysiu, kokio grožio tas restoranas, kuriame manęs laukia jautienos altaras. Pažiūrėkit. Kosmosas. Visiškas kosmosėlis. Aš kažkaip galvoju, gal čia ir pusryčius naudos tokiam grožyje. Va, kaip gražu. O čia ta terasa, kurioje mes prisėdom pavalgyti. Pradžia gera. Ačiū tam šefui. Žinokit, nelabai gerai kalbėti apie alkoholį. Pavadinkim jį nealkoholiniu. Jis yra su kuo? Su spanguolėm? Su avietėm? Su gervuogėm? Palaukit, aš paragausiu. Jis yra su kažkokiu sirupu. Bet kaip? Tinka. Man lyg primena avietės. Bet lyg ne avietės, sakė, gal gervuogės, sakė. Tai žinokit, pabandykit nusipirkti Ginesui išsivaryti aviečių ar kažkokį va tokio tipo sirupą. Labai skanus desertinis gėrimas. Kokteiliukas neblogas. Pažiūrėkit, kokį grožį mum atneša. Pažiūrėkit, kokį grožį mum atneša. O mano tai iš vis kažkoks tai meno šedebras. Žinot, kaip gėlių kažkokia kompozicija. Nu, tikrai labai gražus. Net nežinau, kaip ir nuo kurios pusės valgyti tokį grožį. Dar tokio tartaro nesuvalgysim, kad būtų su duona, kad būtų su, man atrodo, čia Filadelfijos sūrelis. Skanu labai, tikrai skanu ir turbūt dar labai skanu todėl, kad aš iš tikrųjų esu alkana ir labai ant didelio kalorijų deficito. Tai man kiekvienas kąsnis, kaip pasaka, nueina gomuriu kaip skaniausias maistas. Kaip visada mėgstu paragauti svetimos lėkštės. Pirmiausiai vertinsiu pačią salotą, padažą, skanus, saldžiarūgštis, tai noriu gabaliuką krevetės išuoti. Bet koks jis geras vyras, jis visada dalinasi. O krevetės aš visada mėgstu praktiškai visokiam konsistencijom, visokiuose pavidaluose ir jūs labai skaniai apkeptus. Nu, žodžiu, mes skaniai valgom. Susitiksim, kai mes pavalgom. Mes pasistiprinom ir lekiam apžiūrėti Plungės miestų. Einam per begaliniai gražų tiltą ir iš tikrųjų mano kaip dvarų mylėtojos ir reportažų iš dvarų darytojos pagrindinis tikslas yra Oginskių dvaro parkas, parko pastatai, ansamblių ir visi kiti gėriai būtent tame parke. Bet mes tai pasilikim truputėlį į ateitį, o dabar reikim apžiūrėti pačio Plungės
miesto. Šita Plungės dalis tikriausiai yra likusi nuo pokarių, prieškarių ar kažkur tai tokių laikų pagal namukų architektūrą, tai jie senučiukai. Štai tokiom gražiom, tvarkingom gatvelėm, tikrai tvarkingom, pažiūrėkit, kokį laikrodį fainą jie turi. Mes atėjom į centrinę Plungės aikštę. Ir man taip fainai, kai tokie nedideli miesteliai turi fontanus, turi alėjas. Nerealiai gražu. Šitoje aikštėje jie turi tokias suvartuko klumpės. Suvartukas tai yra pats seniausias Žemaitijoje, Plungėje ir pačiai Žemaitijoje tautinių liaudies šokių ansamblis. Va šita pora šokanti yra suvartuko ženklas. Apskritai klumpės yra kaip tokios žemaičių nacionalinis apavas. Netgi yra posakis, kaip žemaitis be klumpių. Žiūrėkit, kokios fainos parašyta Plungė. Ir ką, ir aš pasimatuosiu tas klumpės. Tai kaip man tinka, galėčiau būti suvartukų šokėja. Žinau, kad visi miestai turi aikštės, bet Plungė turi ne tik aikštę, bet turi portalą į praeitį. Šis suolelis ne tik vieta atsisėsti, tai istorija iškalta metale. Gitara, kuri neišleidžia nei garsų tarsi, bet vis tiek reikia apie tai, kiek Plungė turėjo nusipelniusių žmonių savo mieste užaugino ir išleido į Lietuvą ir pasaulį. Pabandykim taip iš arti pasižiūrėti. Bagdonas, žiūrėk, dainininkas. Va, žiūrėkit, Gabalis irgi iš to Plungės. Pažiūrėkit, Tabasko. Česlovas Gabalis. Pilieskim prie šito meniško miesto simbolikos. Ir kai domėjausi, ką Plungėje galima pamatyti, tai čia šitoj lentoj tikrai ne visi jie surašyti, Plungėje nusipelnę žmonės žinomi. Ką iš aikštės bandom pasiduoti į tą pusę, pasižiūrėti tiesiog, kas čia yra, nes truputėlį gal ir nepaliai mano susidarytą maršrutą, bet apsižiūrėti vis tiek labai norisi. Šita kavinė yra kavos ir knygų vieta. Tik tiek, kad mes pavėlavom, dabar yra po 4:15, o šiandien iki 4 tik te dirba. Jinai yra prie pat knygyno ir čia gali ateiti išgerti kavos, paskaityti knygą. Va tokia knygų mylėtojų vieta. Atidarė pora, vyras ir žmona. Turbūt labai mylėjo knygas, atidarė tokią vietą. Ir labai būtų faina buvę užsukti, bet dėja nebedirba. Ir visi miestai, taip ir Plungė, turi kritulių. Nu ką, sekmadienį popietę. Galima kartais. Taip tiesiog eini be tikslo ir visur gražu. Ir ten, matau, vėl bus gražu. Tikslą tai mes turim iš tikrųjų, kur einam. Bet einam biškelį ne pagal mapsų nuorodas, truputėlį per aplinkui, kad labiau susipažinti su pačiu miestu, daugiau pamatyti. Ir pamatom, tikrai čia, man atrodo, bus mokykla. Pagal išvaizdą, tai čia yra mokykla. Ir pažiūrėkit, kaip jinai yra fainai apsodinta augalais. Įvažiavimas į mokyklą. Na, aš negaliu, kokią aš dėkingumą jaučiu tokiam žmonėm, kurie šitaip moka gražiai puošti, netingi ir puošia savo miestą. Šiais mokykla policija, tai tos mokyklos vaikai turbūt net parūkyti kiemą negali išeiti. O čia namas šeimynai, kai atvažiuoja abu viens į vieną pusę, kits į kitą, nieks nesipyksta, visa šeima laiminga. Grinai galiu pasakyti, kad klaidžiojam, bet tas man labai patinka. Nuklydom truputėlį nuo centro, kaip suprantu, bet tas man labai ir patinka, kad galim pamatyti
bažnyčią, kad galim pamatyti ir tą tikrąją Plungę, miegamuosius rajonus. Kalnuota, tarp kitko, Plungė, nemažai kalnuota. Nu ką, einam toliau. Nu ką, ir sukam į tą gatvelę link bažnyčios. Ir mūsų tikslas yra Plungės jūra. Įsivaizduojat? Plungė turi savo jūrą. Ir tuoj mes ją pamatysim. Čia kažkokį radau labai fainą pastatą. Mano apžiūrėjimuose jo kaip ir nėra. Todėl negaliu pasakyti, kas čia yra, bet jis toks tikrai senovinis ir kažkas tai jame tikriausiai buvo. Bet kažkoks turbūt neznaimus, nes aš neradau nieko apie jį. Bet jis senovinis, šalia bažnyčios. Štai ir pasiekiam Plungės jūrą. O kodėl Plungės jūra? Todėl, kad jau dešimtmečių žmonės sakydavo, einam prie jūros, nes čia yra labai didelis tvenkinys, tai yra būtent tvenkinys, ne jūra, upė, kuri teka Lietuvoje, tai yra tvenkinys ir pavadinta Plungės jūra dėl dydžio ir jau metus žmonės vadina jūrą ir net vaikams sakydavo, einam vaikai prie jūros maudytis. Šita Plungės jūra turi berods 4 ilgių kilometrų tokius gražius pasivaikščiojimų takus. Ir mes bandysim praeiti. Štai turi tokią romantišką salelę, kur jau matau. Noriu sakyti, romantiškai sėdi, bet čia 2 moterys sėdi. Nu, gal romantiškai, gal nelabai. Bet tokiam romantiniam pasisėdėjimam ideali vieta. Turi vandens pramogas, kažkieno kateriukas. Faina tokiam vandens tvenkiniai pasiplaukioti. Apskritai labai smagu, kai miestas turi ne tik istorinį paveldą, kultūrą, dvarus, turi gražų sutvarkytą miesto centrą, gėlietą, išpuoselėtą, išpuoštą, bet ir turi tokią nuostabią gamtą šalia. Pačiam mieste labai smagu. Ir taip pat rajone turi didžiulį Platelių ežerą. Vau, Žemaitija, graži. Einu jį, susidariau įspūdį, žinokit, kad vien tik moterys sėdi po 2. Plungė. Ar jums trūksta vyrų? Gal tikrai vyrų mažai Plungėje? Ir tenka moterim eiti sėdėti po 2 suoliuko. Nu man kur gamta, tai aš nualpus 3 kartus. Pažiūrėkit, kokio grožio šita gamta, kokio grožio ežeras, pilnas paukščių. Va, žiūrėkit. Nu labai cool. Čia turi tokią apžvalgos matomą aikštelę. Nu va, kokia faina apžvalgos aikštelė. Ne, žinokit, yra Plungė ir vyrų. Tik jie kažkaip susigrupavę. Savo 2 moteris ir po 2 vyrus. Reikia daryti realybės šou, suvesti į poras. Va, vyras sako, turbūt imsim paspirtukus. Nes atrodo niekur nenuėjom, bet einam. Ir jau, žinokit, suvaikščiom beveik 10 000 žingsnių. Tai yra tikrai nemažai. Tokia maža mieste. Pamatyti norisi, iš tikrųjų ežeras begaliniai gražus. Aš nežinau, ar persiduoda vaizdas per video, nes gyvai akiai tai kosmosas kaip gražu. Sėdam į valtelę. Irklų neturim. Va, žiūrėkite. Sako, į šitą? Nu, ne, iš šitą gal ne. Čia irklai yra. Ir davai savo. Gražinsim, mesgi tik pasiskolinsim. Jūs mane žinote, ne, kad aš tokiam visokiam intrigom pasirašau. Pasirašyčiau ir šitai, bet jis nelabai pasirašo tokiam intrigom. Retkarčiais tik iš neturėjimų kur dėtis. Ir čia kalbu apie tą atvejį, kai mes Ispanijoje nelegaliai parkavomės, jį brangiai susimokėjom, jį vos negavom, bet kaip rodė, va tai va. Atsimena tą video? Neatsimena, taikit pažiūrėti. Žiūrėkit, kaip sutvarkyta sporto aikštelė, ten toliau vaikų žaidimo aikštelė. Viskas paruošta maloniam žmonių laisvalaikiui. Vaikų žaidimo aikštelė ten aukštai. Žmonės namus statosi tokioj labai fainai vietai.
Ir aš kažkaip norėčiau tarti, kad Plungėj tie namai nėra kosminės kainos. Kad visai dar įperkami yra. Aišku, aš gal klystu, nes įdomiau. Man atrodo, lengviau įperkami negu pas mus Kaune arba kokiam Vilniui, ypatingai prie vandens. Pramogų, žiūrėkit, ten plaukia šuniukas. Pagaliuką parnešti. Va. Visiems pramogos, šuniukai. Aš pati dabar visai mielai įlipčiau į vandenį. Neleidžia, matyt, statyti. Sako, nėra namų kitoj pusėje prie pat ežero. Gal ir neleidžia, aš tai mielai va šito parpliškenčiau atgal. Gabaliukas kelio mum. O čia mum kelias ir baigėsi. Kaip aš galvoju, kad mes prieisim vieną tokį objektą, bet panašu, kad čia kelias ir baigėsi. Pažiūrėkit, čia batutai kažkokie. Čia jaunimas kažką veikia. Nu, žodžiu, fainas yra ir va gyvenamieji namai, daugiabučiai. Faina labai vieta auginti vaikus, patiem gyventi. Kažin, čia galima maudytis, man atrodo, čia smėlių kaip paplūdimys. Gal vanduo leidžia maudytis. Nu ką, už jūros pakrantę Plungėj duodu 10 balų. Labai patiko. Ai, žinot, ko trūksta čia? Čia trūksta kioskelių. Su kažkokiais užkandžiais, gėrimais, nes aš dabar visai nusipirkčiau vandens ir išgerčiau. Nes labai šilta, labai tvanku, nu kažkoks tikrai toks tvankus ir mes tikrai taip judėjom, aš labai gert noriu. Ir va to čia tikrai trūksta. Žinokit, negaliu nepafilmuoti tokio namuko. Eina sau kokio fainumo. Pažiūrėkit, toks pasakų namelis. Grinai. Eina sau kokio gerumo namelis. Gyvenamasis, žinokit. Pažiūrėkit, kaip gražiai sutvarkytas tas namas. Kiek suprantu, nelabai gyvenamas, bet toks kaip autentiškumas lietuviškos statybos namų, tai labai gražiai, man atrodo. O čia priešais yra pagrindinė Plungės bažnyčia. Labai didelė, nežinau kaip jums vaizde atrodo, bet ne gigantiška. Tikrai labai didelė. Ir faina tokia. Bet jeigu jums pasakyt kaip paslaptį, tai man Rietavo bažnyčia gražesnė buvo. Tik nesuprantu, ar eina parodyt dydį. Nes, nu, gigantiška. Didelė, labai labai. Čia va tas senovinis pastatas, kurio aš sakiau, kad nežinau nei pavadinimo nieko. Bet vis iš anus pusės langai daužti. O iš čia pažiūrėkit, o karitas yra sutvarkyta iš vienos pusės, publiškai tvarkoma. O priešais jį yra bažnyčios bokštas. Baltas, nebe raudonas. Baltas, fainas. Pasukite dešinėn. Ir čia pasuksim dešinėn. Ir čia vėl jie turi fontanėlį. Nu ir vėl jie turi fontanėlį. Kažkokiam šventajam. Aš sakau, žinokit, renovacijom, kaip, pavyzdžiui, Plungė atsirenovavus ir vis renovuojas. Priklauso renovacijos nuo miesto valdžios, nuo rajono valdžios. Ir man žiauriai gaila Kėdainių. Kėdainių dvarų, Kėdainių nerenovuotų pastatų. Ir gaila, kad jų valdžia dėl to nesistengia. Žiauriai gaila. Liūdna. Jie taip pat turi Laisvės alėją, jinai va čia prasideda ir veda iki Oginskių rūmų. Bet aš ten matau labai grožį. Pabandysiu pritraukti. Gal ir jūs pamatysit. Va dar truputėlį. Labai noriu jį pamatyti. Ar mes grįšim į Laisvės alėją? Aš nežinau. Nes galbūt per ten bus. Dabar mūsų tikslas iš tikrųjų pasiekti Oginskių dvarą. Tai žinokit, pasirodo apėjom ratą. Čia ta pati aikštė su gitaros suoliuku ir klumpėm. Ir priešais turi tą laikrodį. Tai mes eisim per ten į Oginskio rūmus. Pažiūrėkit, kiek gėlių, kokių nuostabų miestas. Vaikščiam nei daug, nei mažai.
virš 13 000. Ir kadangi sukam ratuką, atėjom prie savo viešbučio ir va. Nieko daugiau nenoriu, tik atsigerti ir toliau einam į dvarą. Pasirokojam. Šio vietoj stovėjosi malūnė Mendelis Zaksas. 1918 metais įrengė pirmoji Plungės elektrinė. Ar matot? Babrunks, malūno tvenkinys. Ir labai sunkiai man skaityti čia. Nu ir ką jau čia iš tikrųjų iš tų tvorų ir yra tas Oginskio dvaro parkas. Tai štai pagrindiniai parko vartai. Neriam per juos į vidų.